Sveiki visi mėlėjai žiūrovai. Ir iš karto sakau, kodėl čia yra tokia lieva kokybė. Už tai, kad man biškį pavogė telefoną ir piniginę. Taip kad linksmybės. Ir dar kompas neveikia, nes trūksta vienos dalies. Vienu žodžiu, dabar linksmybės iš viso neturi nei telefonų, nei nieko. Čia šiaip taip galvoju, pranešiu, jeigu kam nors įdomu, kodėl nekeliu ragelių iš kažko tai pažįstamų, arba kodėl ten nekeliu video, kas laukia kažkokių video. Tai va, čia žodžiu, linksma prieš 3 dienas, va, nuo dabar, kai keltas klipas, prieš 3, o gal 2 dienas, prieš 3, išnešė mano telefoną su piniginė. Nu, žodžiu, spintelis ten iškraustė į kišenes. Oi, kaip Puškinas, tai jūs nežinau, bet daugelis neįsivaizduojat kaip Puškinas. Ir taip čia užsiknisę su skolų krūva, tai ne, dar pavokit mano telefoną ir piniginę su visais dokumentais, su visom kortelėm, visom teisėm. Taip užknisu, kad atrodo šokčiau pro tą langą ir dėjau. Užknisu. Taip viskas užknisę, kodėl taip turi nesisekti. Tai žodžiu, tiek. Policija, aišku, irgi ten pranešiau viską, žodžiu, bet aš labai ten nedaug. Tikiuosi iš jų tiksliau visai beveik nieko nesitikiu, nes kažkas aplaidžiai jie ten žiūri, kiek žinau, dar pats bandžiau ten, žodžiu, vaizdo kameros ten yra, kur jie įeina, išeina, matos, norėjau išsitraukti tą medžiagą, prašiau ten, kad į flešiuką įkeltų. Tai ne, ten ką tu veiks, tai kad sukinėje atrodo, kad specialiai ten, atrodo, patys pavogė ten. Ai, nežodžiu, nu, aš nesakau, knisę, visas nervuotas, nieko gero. Aišku, čia visada gali būti blogiau, tai džiaugtis, kad turi kojas visas ir penį, kojų, o tai taip man linksma. Iki nelinkiu tų, kas man įvykę yra. Nors aišku, tai tam yra ir blogiau. Bet aš vis tiek negeriau jaučiuosi negu tam, kam yra blogiau. Iki.